Nu ką, draugužiai, vėjuotą ir apsiniaukusią dieną mes vėl susitinkam prie štai tokio kanalo. Bandysim vėl pagauti kokių lydekiokų ar dar kažką. Su manim kaip visą laiką tas pats kolega va jau kukuoja meškerę. Norim švent naują nusipirko. Tai bandysim mėtyt, gaudyt, o kaip seksis, kviečiu pasižiūrėti ir bandysiu viską užfiksuoti, nufilmuoti ir perduoti jums. Turim. Yra. Trečio metimo. Ui! Šlapia tokia. Nesitikėjau, kad čia taip greit pakipsinai. Tai va, užsidėjau tokį patį kaip ir pirmą žvejybą. Vestinuką. Ir bandysim kažką pagauti. Ką tu ten? Mano irgi. Nelabai, bet matas. Pirmas metimas. Iškart lydeka bupt. Ir važiuojam namo. Kažkas tarška pas man sritį. Wow. Vėjukas visai stiprokas, visai nešiltas, sakyčiau. Bet gal kažką išeis sumedžioti. Pabandysiu lėtesnį tokį pravedimą. Turim. Yra. Trečio metimo. Ui! Gražiai. Nepasiėmiau graibšto. Aba! O, fainai. Eik tu savo. Nice. Čia gražiai. Kišim pirštus. Aš turiu atkabeklį, jeigu nori. Davai, nešk. Yes! Gražiai. Gražiai. Pem bus tikrai. Nes nenusifilmavo paleidimą. Šlapia tokia. Nice. Nu va, draugužiai. Kiek? Trečias, ketvirtas metimas viena yra. Oi, tu savo. Oi. Seniai be filmavęs, biškį filmavimo įgūdžiai atbuko. Bet ant gumos pagaliau. Nice. Vo. 7 mano lydeka gyvenime. Geras. Eik, dar tiesiai žolės įmečiau. Wow, visi pirštai krūvini. Nice. Praeitas iki tu anksti pagavai. Dabar aš ir buvo pradžiai bam, bam, yra. Geras, nesitikėjau, kad taip greitai. Geras kameliukas. Ir grinai palei kabliuką šovą. Nesitikėjau, kad čia taip greit pakipsinai. Vis nesilpnėjo, bet stiprėjo. Nežinau net ant kiek per video. Ar normaliai visus garsus, ar nelabai. Nu nieko, kaip nors. Wow. Wow. Man jau pradeda patikti lydekų žūklė. Realiai šie metai yra pirmieji metai, kaip normaliai jau. Aplamai pradedu žvejoti ar kažką. Kai gauni per nagus. Ir šitą grinai su smūgiu buvo. Praeitą tą pirmąją žvejybą, tai ten grinai užsėdo tą lydeką tiesiog. Pamečiau palei nosis ir čiupo. O čia buvo bum bum. Ir yra.
Visi pirštai krūvini. Ai, pats nukentėjau daugiau negu ta lydeka. Nu, bet gera pradžia jau. Bet žinok, po šitos pagautos lydekas ryte nebebarška. Tai bent vienas pliusas. Pliupit. Turbūt nebus pirmą ir paskutinį. Nu, aš tikiuosi. Dar bent po keletą ir galim važiuoti namo ramus. Eik, tu man rods kibu. Tau? Aha. Smūgis buvo. Nes grinai taip nuleidau, pradėjau vyniot bumt. Tobula metimas. Va. Truputį vėjai. Kos ir likėjaičių. Bet šitą tai baisiai nesudraskė. Palei kabliuką tik tai žiūrėk. Čia nežinau, kaip matos ant kameros, kiek ne. Bet va, čia kur šovė. Sudirbo pagaliau. Vestinukas. Nebas smagiai, kol kas dar porą kibimų turėjau. Ant kito masalo. Bet nieko dar, kol kas vieną tik žuvelę. Bet dar tik, kaip sakant, dar tik pradėjom žvejybą, tai bandom toliau. Pradėsiu gal voblerius kabint, gal voblerių nori. Tikiuosi dar bent keletą pagauti ir bus visai neblogai. Pabandysiu tokį vobleriuką užsidėti. 8 centimetrų, ne iki metrų. Gal ant šitą kažkas susivilios ir pačiups. Svarbu, kad žaibot ir dundėt nepradėta. Durnelis. Taip ir infarktą gali gauti. Tas toks piktas. Žodžiu, kolega čia biškį dovanėlių davė. Dabar šiaip žiūrinėjai, testuoju. Tik koks va pikčiurna. Čia šeriukams bus pats tas. Geras. Užteks čia žaisti su tais amerikietiškais žaisliukais. Reikia bandyti lydeką susimedžiuoti. Braunamas per džiunglės. Bandom dar kažkur nueiti. Ant tų vartyklių irgi turėtų daug čiupti. Bet vėl nikštas fakas apsiverkia. Aktyvumo valandos tai. Tokio oro jos turėtų būti
neturi. Bet įdomiai buvo, kad tokio oro jos turėtų būti visą dieną aktyvios. Nu va, vieną atkarpą praėjom, eisim atgal iki mašinos. Rezultatas 1-0, vienas lydekiokas ir dar 2-3 kibimai buvo. Čia vat, kad neseniai buvo vienas, bet nebenufilmavau, nes sustiprėjo lietus, tai nuėmiau prie rekordingą, ištraukiau iš powerbanko, kad nesušlaptų kamera per daug ir nesugestų. Tai eisim atgal iki mašinos ir bandysim eiti į kitą pusę. Gal ten kažkas dar pakibs. Bet jeigu taip įsistiprės lietus, tai ko gero, kad ir baigsim video, važiuosim namo. Va, parėjom iki mašinos, dar čia va taip, kad pati vieta. Dar biškį paeisim tą pusę. Keletą metimų ir keliausim namučių. Žinok, man rodos tie tavo žodžiai, kad Turbūt nebus pirmą ir paskutinį. tikiuosi ne pirmą ir ne paskutinį išsipildė. Tai vat lietutis labiau įsistiprėjo. Aktyvumo nėra lydekų. Dar biškį pamėtysim ir važiuosim namo. Nes čia, jeigu taip ir toliau žiūrėtume, šikiaurai šlaptoj būsim. Tai vat, šiandienos rezultatas 1-0. Apgaudytas kolega. Supjaustyti pirštai. Ir lietus nesilpnėja, bet stiprėja, tai jau pakuosim meškeris ir keliausim namo. Toks trumpas video, manau, gausis. Nieko daug čia veiksmo nebuvo. Keletas dar kibimų buvo, bet nieko. Tai jeigu patiko video, neužmirštam paspaust like bei subscribe mygtukus. Ir susitiksime kitame video.